Savo gyvenimą aš tai žinau vieną vienintelį, nepaprastai įvykį. Ta mano žmogiška į gyvenimą, nuo lopšio iki karsto. Šitą paslaptingą minčių ir aistrų žinojimo, tikėjimo ir vilties audinį, kur buvo yra ir bus per daug skausmų. Kur buvo yra ir bus per daug džiaugsmų. Gyvenimas tai kalnas, kopėme lėtai, šiandien lipame greitai. Gyvenimas repeticija spektaklio, kuris neįvyks. Gyvenimas suruoja panašiai kaip švytuoklė, pirmin ir atgal tarp kančios ir nuobodulio, kurie faktiškai yra galutiniai gyvenimo elementai. Netikėkite bet kokiais padavimais tik dėl to, kad jie ilgą laiką skelbiami daugelyje šalių. Netikėkite kažkuo vien todėl, kad dauguma žmonių nuo seno tai kartoja. Nepriimkite nieko tik dėl to, kad tai pasakė kažkas, paremęs tai savo autoritetu, koks nors išminčius arba kunigas, arba todėl, kad tai parašyta kokiame nors šventame rašte. Netikėkite kažko tik dėl to, kad tai skamba kaip tiesa. Netikėkite vizijomis ar fantazijomis, kurios mano atiduotos Dievo. Pasitikėkite tiesa, kurią pažinote kaip tiesa po ilgo tikrinimo. Pasitikėkite tuo, kas atneša naudą jums ir kitiems. Gyvenimas tai kalnas, kopėme lėtai, šiandien lipame greitai. Gyvenimas repeticija spektaklio, kuris neįvyks. Gyvenimas suruoja panašiai kaip švytuoklė, pirmin ir atgal tarp kančios ir nuobodulio, kurie faktiškai yra galutiniai gyvenimo elementai. Savo gyvenime aš te žinau vieną vienintelį nepaprastą įvykį. Ta mano žmogiška į gyvenimą, nuo lopšio iki karsto. Šitą paslaptingą minčių ir aistrų žinojimo, tikėjimo ir vilties audinį, kur buvo yra ir bus per daug skausmo, kur buvo yra ir bus per daug džiaugsmų. Gyvenimas tai kalnas, kopėme lėtai, šiandien lipame greitai. Gyvenimas repeticija spektaklio, kuris neįvyks. Gyvenimas suruoja panašiai kaip švytuoklė, pirmin ir atgal tarp kančios ir nuobodulio, kurie faktiškai yra galutiniai gyvenimo elementai. Netikėkite. Netikėkite. Netikėkite.